Į prašymą Alytaus socialinės paramos skyriaus vedėja neatsakė. Taigi aš jai šiandien parašiau. Labą dieną, šiandien gruodžio 30 diena. Primenu Jums, kad Jūs Alytaus rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja Dalia neatsakėte į prašymą paaiškinti, kodėl Sigitas Karlonas Alytaus rajono savivaldybės Pivašinų globos namų nesilaiko Lietuvos įstatymų ir nevykdo sprendimo dėl socialinių paslaugų. Asmeniui skyrimo teikimo 24 metų lapkričio 6 dienos. Numeris SP 42-465 Alytus. Prašymas buvo parašytas 24.11.24 dieną. Man neatsakėte, kitur atsakysite. Jūsų prašiau stabdyti išvežimą į Engenytės socialinės globos namus lapkričio 24 dieną, nes jokių dokumentų nebuvau gavusi apie išvežimą ir galvojau, kad Jūs neleisite. Tačiau lapkričio 25 dieną nuvažiavus į Alytaus ligoninės slaugos skyrių pas Eugenijaus neradau. Buvo slapta nuo mamos ir sesers išvežtas, neišbuvus iki lapkričio 29 dienos. Taigi Eugenijus buvo išvežtas ne tik slapta, bet ir prievarta, neišbuvus iki lapkričio 29 dienos. Kodėl nestabdėt išvežimo į Engenytės socialinės globos namus? Kodėl leidote Nemunaičio seniūnui pildyti slaptai nuo mamos ir sesers prašymą dėl socialinių paslaugų? Kodėl Nemunaičio seniūnui ir socialiniai darbuotojai leidote klastoti padirbti prašymą dėl socialinių paslaugų? Jis prašymą rašė be Eugenijaus paso. Kodėl Nemunaičio socialinė darbuotoja dokumentus užpildė be paso? Yra negaliojantis ir negali būti dokumentai galiojantis be paso užpildyti. Ir dabar noriu pasitaisyti, kadangi aš čia įrašiau ne tą sprendimą, aš sumaišiau sprendimą 24 metų lapkričio 6 dienos su sprendimu 24 metų lapkričio 14 dienos. Taigi vietoj sprendimas 24 metų lapkričio 6 diena padirbtas suklastotas, tai noriu pasitaisyti, kad lapkričio 6 dienos sprendimas yra tikras, nesuklastotas. Aš tiesiog suklydau ir ne tą įrašiau. O suklastotas padirbtas sprendimas yra 14 dienos. Iki šiandien nei mama, nei sesuo nežino, kurią dieną lapkričio Eugenijus buvo išvežtas iš Alytaus ligoninės. Yra slepiama, nes lapkričio 25 dieną jo
neradau ligoninėje ir ligoninės vedėjas Aksentis slėpė ir nesakė. Jeigu atsakysite, būsiu dėkinga, jei ne, vis tiek bus išaiškinta. Tik suprasiu, kad jūs daug prisidėjote prie dokumentų padirbimo, todėl ir nenorite su manim bendrauti. Prie Eugenijaus slapto išvežimo ir slaptų dokumentų padirbimo dėl socialinių paslaugų dokumentai paruošti be Eugenijaus paso. Negali būti galiojantys. Bendrininkų grupė yra Nemunaičio seniūnas ir socialinė darbuotoja, Alytaus socialinio skyriaus Alytaus socialinis skyrius, Alytaus slaugos skyriaus vedėjas Aksentis ir Genytės globos namų direktorius Vytautas Vigelis. Jis laiko Eugenijų slaptai nuo mamos ir sesers. Jokių žinių negavome iš jo. Su padirbtais dokumentais. Nemunaičio seniūnas buvo šių padirbtų dokumentų organizatorius. Lapkričio, kurią dieną buvo Eugenijus išvežta, nežino nei mama, nei sesuo iki šios dienos. Ir kur nežino? Nuo lapkričio 19 dienos jokių žinių nežinome apie Eugenijaus sveikatą, nei mama, nei sesuo. Taigi, kadangi aš suklydau ir įrašiau ne tą sprendimą, taigi aš parašiau toliau. Laba diena, labai atsiprašau. Ne tą sprendimą įrašiau. Sprendimas 24 metų lapkričio 6 dienos NR-SPA 42 465 yra tikras ir teisingas, nesuklastotas ir nepadirbtas, o suklastotas, padirbtas neteisingas, be Eugenijaus paso sutvarkytas yra 24 metų lapkričio 14 dienos NRS 42.478 Alytus. Kadangi pati suklydau ir įrašiau ne tą sprendimą, dabar įdėsiu YouTube ir perskaitysiu teisingai. Taigi padirbtas, suklastotas, neteisingas sprendimas yra 24 metų lapkričio 14 dienos, o teisingas, nepadirbtas, nesuklastotas 24 metų 6 dienos. Tai turi žinoti visa Lietuva.